Bet jūs ir paminėjote Džoną Kaulą ir kad nori dabar susitikti premjerė su Donaldu Trumpu ir apskritai ta visa situacija, na įdomu net stebėti, kaip atrodo ir keičia batus ore ir mini, kad jau reikėtų ir su Baltarusija galbūt gerinti santykius, tačiau čia reikėtų kažkokių sąlygų, kiti jau gal ir sąlygų nereikia. O jūs žengėte tą žingsnį jau anksčiau, ar ne? Ir jūs drąsiai, na, susitikote, ėmėtės lyderystės kartu su Europos parlamento nariu Petru Gražuliu, Seimo nariu Rimu Jankūnu. Ir jūs susitikote su Jungtinių Amerikos valstijų specialiųjų pasiuntiniu Baltarusijai Džonu Kaulu. Ir įdomu buvo stebėti viešą erdvę, įdomu buvo stebėti kritiką iš Ingridos Šimonytės, iš tos partijos, kur yra ir Gabrielius Landsbergis, tikras užsienio reikalų ministro etalonas, diplomatijos tėvas. Ir mes matėme per jų kadenciją, kiek įvyko konfliktų, kiek įvyko visų susipykimų su kiek valstybių ir panašiai. Ir kitas irgi toks tvirto žodžio žmogus, prezidentas Gitanas Nausėda, kuris irgi sukritikavo. Tai kaip jūs vertinate tą patį susitikimą, po to sekė iš tiesų geri veiksmai, pavyko susitarti Džonui Kaului su Baltarusija, buvo paleisti ir kaliniai, ir toliau dabar sekančios diskusijos. Ir kaip vertinate tų asmenų kritiką, jūsų atžvilgiu? Tai visų pirma, aš džiaugiuosi, kad galėjau susitikdamas su Džonu Kaulu paskatinti tuos veiksmus, kurie yra įvyko jau. Tai visų pirma, džiaugiuosi pačiu Džonu Kaulu ir Jungtinių Amerikos valstijų administracija, kad pavyko paleisti Baltarusijos politinių kalinių didelę grupę. Visų antra, kad pavyko, kalbantys su Džonu Kaulu ir suprantant jo logiką, pasiekti, kad vilkikai Lietuvos būtų atlaisvinti, kad būtų paleisti iš Baltarusijos. Na ir džiaugiuosi, kad mano susitikimas padėjo pakeisti ir diskusiją pačioje Lietuvoje. Jeigu atsuktumėt dabar laikrodį, tai užtektų 2 savaičių, 2 su trupučiu savaitės, tai kalbėti apie tai prieš 2,5 savaitės mes negalėjome, nes jūs tuoj pat būtumėt pramintas prorusiškų, probaltarusiškų, lukašenkinių ir dar kažkokiu kitokiu, ar ne? Iš karto po susitikimo aš buvau pavadintas netgi vienoje iš didžiųjų televizijų marginalas, dėl to, kad susitikau su Džonu Kaulu, reiškia, mus net praminė marginalais. Bet aš jau įpratęs šypsotis į šitas visas etiketės, dėl to, kad tai reikia tik šypsotis, jeigu priklijavimas etiketės padeda pakeisti politiką ir padeda Lietuvai išeiti iš užburto rato. O taip ir įvyko. Per 2,5 savaitės mes drastiškai pakeitėm retoriką ir dabar jau matote, turbūt ir girdite, kad visi drąsiai aptarinėja, jau ir socialdemokratai nebijo pasakyti, kad taip, reikia politinių lygmenių diskutuoti su baltarusiais ir taip toliau ir taip toliau. Ta mums minėjo Džonas Kaulas ir supratom, įsirašėm, nenorėjom kalbėti ir atverti pokalbio detalių tuo metu, bet lėtai, kaip sakant, po truputėlį visi viešą diskursą ir diskusiją įmesdavom tų argumentų, kuriuos aptarę buvom su Džonu Kaulu. Ir žiūrėkit, rezultatas yra stebėtinas. Aš galvojau, kad čia reikės mėnesių, pasirodo užteko savaičių kelių ir rezultatas jau pasirodė. Bet turbūt daug kas jau yra aptarta, daug kas yra išdiskutuota visose medijose. Bet Kęstuti, vienas dalykas yra neišdiskutuotas iki galo ir nepaaiškintas žmonėm, kas yra labai svarbu. Klausimas, kodėl iki šiol Lietuva taip kratėsi diskusijų politinėme lygmenyje su Baltarusija. Čia turbūt pats pagrindinis klausimas, kurio iki šiol niekas nepaaiškina. Dabar mes kalbam apie tai, reikia ar nereikia. Vieni sako, reikia diskutuoti, kiti nereikia, bet jau dauguma sako, kad vis tik reikia. Ir apie kalio trąšas ir taip toliau. Bet va šito klausimo nieks dorai nepaaiškina. Tai aš paaiškinsiu trumpai. Pirmas dalykas. 2022 metai Šimonytės vyriausybė vienašališkai
nutraukė Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali sutartį dėl baltarusiškų kalio trąšų tranzito. Nutraukė vienašališkai remdamasi saugumo sumetimais, nacionalinio saugumo sumetimais. Iki to pusę metų Šimonytė spaudžia Lietuvos geležinkelius, Lietuvos geležinkeliai atsisako tai padaryti, nes sutartyje neranda pagrindo taip elgtis. Bijodami, žinoma, žalos ir nuostolių atlyginimo, nes Belaruskali gali paduoti į teismą ir prisiteisti, jeigu neteisėtai nutraukiama sutartis. Na, logiška, ar ne? Jeigu turim sutartį, pažeidi sutartį, gauni nuostolių atlyginimą. Lietuvos geležinkelių netgi buvo vadovai keli atleisti Šimonytės vien tam, kad jie nejudino šito klausimo. Tada Šimonytė perima į savo rankas ir pati vienašališkai nutraukė nacionalinio saugumo interesais, įpareigoja Lietuvos geležinkelius nutraukti tokią sutartį. Lietuvos geležinkeliai nutraukė ir kas vyksta toliau? Beje, vadovas vyriausybės Šimonytė, užsienio reikalų ministras Landsbergis, prezidentas tas pats. Ir dabar ką mes turim po to? Po to Belaruskali kreipėsi į įmonę, Belaruskali kreipėsi į nacionalinius teismus. Nacionaliniai teismai savaime suprantama nepriteisė jiem jokios žalos, taip paprastai ir būna, kai čia nacionalinio saugumo interesai, tai joks teismas nacionalinis nedrįs pasisakyti priešingai. Tada Belaruskali paduoda ieškinį į arbitražą. 12 milijardų dolerių. 12 milijardų dolerių tai yra maždaug pusė nacionalinio metinio Lietuvos biudžeto. Pusę nacionalinio metinio biudžeto. Jūs įsivaizduojat, kas tai yra per sumą. Ir dabar šita žala tęsiasi, toliau vyksta nuolatinė diskusija. Ten šalis apsikeičia argumentais, apsikeičia pareiškimais ir visais kitais dalykais. Ir galų gale ateina situacija iki šių dienų, 25-26 metų, ir atsakymas, kodėl nei prezidentas, nei dabartinė vyriausybė nedrįsta kalbėti apie Belaruskali tranzito atnaujinimą. Ogi todėl, dėmesio, kad 22 metais Lietuva remdamasi nacionalinio saugumo interesais nutraukė sutartį, tai kokiu po perkūnais pagrindu 26 metais nuspręstų, kad tranzitas yra leidžiamas. Juk jeigu mes pasakysim, kad 26 metais tranzitą reikėtų atnaujinti, mes turėtum pasakyti, kad iš esmės pasikeitė nacionalinio saugumo situacija valstybėje. O juk 22 metais ir 26 metais situacija nacionalinio saugumo yra analogiška, jinai niekuo nėra pakitusi. Ir jeigu ir ko bijo dabar valdžia dabartinė, kad atnaujinus mums kalio trąšų tranzitą, Belaruskali tuoj pat sakys, kad dėmesio 22 metais priimtas sprendimas buvo nepagristas ir neteisėtas, nes saugumo situacija nesiskiria. Vadinasi, jeigu 26 metais galime vykdyti kalio trąšų tranzitą, tai kodėl 22 metais jis buvo nutrauktas? Bet čia yra įdomiausia detalė. Kitaip tariant, čia yra slepiamasi po šito, bijoma pradėti diskusijas, nes šitas klausimas akivaizdžiai išlys diskusijose. Iš karto jisai nutekėjęs ir bus akivaizdus. Nieks jo neatskleidinėjo, aš jums atskleidžiu jį, faktą ir aišku argumentą. Ir dabar vietoj to, kad valdžia užbėgtų už akių būsimai galimai žalai, o aš vertinu galimybę, kad Belaruskali prisiteis žalos iš Lietuvos valstybės pakankamai realią, esu advokatas ir pakankamai numanau, kada ir kaip ir ką galima sutartis nutraukinėti, tai jinai pakankamai reali šita žala yra. Tai vietoj to, kad užbėgtų už akių ir dėrėtųsi, kad Belaruskali atsiimtų arbitraže šitą ieškinį ir galvotų, kaip turėtų čia susidėlioti viską, kad Lietuva nepatirtų tokio nuostolio, mūsų valdžia slepiasi, suvokdami, kad mano vertinimu 22 metais buvo padaryta klaida, vienašališka klaida, nutraukiant vienašališką baltarusiškų kalio trąšų tranzitą. Tai vienas didelis elementas monologas ir visai pabaigai. O kodėl Jungtinėm Amerikos valstijom naudingas kalio trąšų tranzitas? Ir kodėl Lietuvai naudingas? Tai apie tai jau turbūt buvo kalbėta ne kartą. Pirma, Lietuva praranda
transportavimą, Lietuva praranda tarpininkavimą, visi šitie mokesčiai juda į Rusiją, Rusija uždirba didžiulius pinigus, 12 milijardų dolerių žalos reikalavimas iš Lietuvos valdžios ir parodo, kiek, na gal jie kažkiek ir užlenkė ten tą sumą, bet maždaug parodo, kad kalba eina apie milijardus pajamų Rusijoje, ar ne? Belaruskali neteko milijardų dolerių pajamų, vadinasi, kam jos teko? Rusijai. Tai vienas elementas. O kodėl Juntinėm Amerikos valstijom naudinga tai? Ogi todėl, kad prasidėjus ypatingai Irano karui, dalis kalio trąšos turi labai ribotą gamintojų skaičių pasaulyje. Ir Rusija kartu su Baltarusija, dabar kai buvo įvestos sankcijos, sudaro apie 30% viso pasaulio kalio trąšų gamybos. Kitaip tariant, jos pateikia apie 30%. Keliolika procentų iki 20% buvo gaminama viduriniuosiuose rytuose, kur Ormūzo sąsiaurio uždarimas realiai sumažino šitą ženkliai. Ir dar vienas gamintojas, kuris gamina 10% tiekia į pasaulio rinkas, yra Kanada. Realiai turim tokią situaciją, kad Kanada kartu su Rusija diktuoja kalio trąšų kainą. Ir Amerikai labai skauda, nes reikia pirkti iš Kanados pabrangusias kalio trąšas. O kalio trąšos pabrangusios reiškia pabrangusius maisto produktus, nes žemės ūkyje apsieiti be kalio trąšų yra neįmanoma. Tai štai visą paveikslą nupiešiau, kaip atrodo, kodėl naudinga Lietuvai, kodėl naudinga Jungtinėm Amerikos valstijom ir kodėl naudinga Rusijai dabartinė situacija po 22 metų iki pat 26 metų, kurią vykdė Šimonytės ir dabartinė vyriausybė.